Kartais žmogus jaunystėj, dažniausiai jaunystėj priima kažkokius sprendimus, kurių laikosi po to visą gyvenimą ir tos sprendimus priima nesąmoningai. Ir pavyzdžiui, tam, kad suprast, apie ką aš šneku, tai pasakysiu jums vieną tokį pavyzdį, kad viena moteris, kai jinai buvo paauglystėj, jos tėvai išsiskyrė ir jinai sau pasakė, kad aš niekad neišsiskirsiu. Ir jai jau buvo virš 40, beveik netoli 50 metų. Ir kaip mes su ja pradėjom šnekėt, tai jinai sako, kad taip, jinai yra nelaiminga, kad jau ten beveik 10 metų su vyru praktiškai gyvena atskirai. Jisai ten važiuoja į sodą gyvent, jinai su vaikais bute gyvena, kad jisai pastoviai vartoja alkoholį, kad jokio ten bendro gyvenimo nėra, bet jinai neišsiskiria ir tikrai ne dėl vaikų, ne dėl ten, kad kažkas kažką pasakys, o būtent dėl to savo vaikiško arba jaunatviško įsitikinimo, kad jinai niekada neišsiskirs taip kaip jos tėvai. Ir bedirbant, tai ir buvo, kad jinai po kelių, net daugiau nei kelių sesijų, jinai suprato, kad jinai savo tiesiog tą jauną mergaitę pasakė, kad tai bus ir nesvarbu, kokiom sąlygom, bet jinai to nepadarys. O kodėl? Nes tuo metu jai antiek skaudėjo, jai buvo tikrai ir skaudu, ir liūdna dėl tų skyrybų, ir jinai ir gyveno, kaip sakom, pati nelaiminga, bet su to įsitikinimu. Ir pradirbom įsitikinimą, taip, aišku, jinai išsiskyrė, nes tikrai jauna moteris, 45, taip maždaug, tai jinai gali dar sukurti gražius santykius, bet jinai tikrai nebegyveno toliau toj aukos pozicijai. Ir toliau jos gyvenimas tikrai klostosi daug geriau nei buvo iki tol. Tai galima tikrai pradirbti, taip sakant liaudiškai, tik tai būtina surasti būtent tą, kur tas įsitikinimas atsirado, dėl kokių priežasčių, išgyvent tuo metu tą situaciją ir gyventi toliau ir kurti tikrai laimingą gyvenimą.